Šioje pamokoje pradėsime naują pamokų seriją, kurioje kursime visiškai naują projektą. Pasileidžiu MoveMaker programą. Kiekvienoje pamokoje vis apžvelgsime atskirą MoveMaker programos funkciją. Šioje pamokoje mes įtrauksime nuotraukas ir vaizdo medžiagą į savo projektą ir išsaugosime projektą. Šį kartą įjungus programą peržiūros sritis yra labai didelė. Aš ją sumažinsiu, pasirinkęs šioje juostoje. Norėdamas įtraukti nuotraukas arba vaizdo įrašus, aš galiu paspausti štai šioje vietoje arba pasirinkti šį mygtuką. Man paprasčiau bus dabar paspausti šioje vietoje. Pasirenku aplanką, kuriame esu išsaugęs nuotraukas. Šias esu išsaugęs darbalaukyje, MoveMaker projektai, fotografijos ir saugo gamta aplankas. Pažymiu pirmąją nuotrauką. Laikydamas Shift klavišą pažymiu paskutinę nuotrauką. Ir man yra pažymėtas visas nuotraukas. Spaudžiu atidaryti. Nuotraukos įtrauktas. Atkreipkime dėmesį, kad šiuo metu yra visas nuotraukas pažymėtas. Jeigu aš bandysiu keisti eiliškumą, man niekas nepavyksta. Todėl aš turiu tiesiog spustelėti ant bet kurios nuotraukos ir išlieka pažymėta, pavyzdžiui, tik šita. Norėdamas išdėlioti nuotraukas norima tvarka, aš paprasčiausiai jas pagriebiu kairiuoju pelės klavišu ir pernešu. Pavyzdžiui, šią nuotrauką aš norėčiau padaryti pačią paskutinę. Spaudžiu kairį pelės klavišą ir tempiu. Matome, yra vertikali linija toje vietoje, kur bus įkelta ta nuotrauka. Paleidžiu. Štai taip. Taip pat noriu ir šią nuotrauką perkelti į kitą vietą. Griebiu, perkeliu. Galbūt čia. Arba gal geriau čia. Jeigu norite perkelti daugiau negu vieną nuotrauką vienu metu, pažymėkite pirmąją nuotrauką ir, pavyzdžiui, visas šitas 4 aš noriu perkelti. Tada pažymėjęs šią nuotrauką, laikau nuspaudęs Shift klavišą ir spusteliu šią. Pasižymėjau visas 4 nuotraukas. Dabar galima pagriebti iš bet kurios iš jų ir tiesiog pernešti. Štai čia, sakykime. Taip pat ir šitas lygiai. Čia iki čia pernešu. Galbūt šią vietą. Pažymėję šią nuotrauką, matau, kad ji yra paversta. Man ją reikėtų pasukti į dešinę pusę. Nuotraukas jūs galite pasukti pagrindinis kortelėje, pasirinkę štai šį arba šį mygtuką. Kadangi man reikia į dešinę pusę, tai paspaudžiu šitaip. Štai. Taip pat ir ši nuotrauka. Dar perkeluoju kitas nuotraukas. Maždaug yra taip, kaip noriu, kad būtų. Dabar dar man reikia įtraukti vaizdo įrašą. Vaizdo įrašą norėčiau įtraukti galbūt tarp šitų dviejų nuotraukų. Tada pažymiu šią nuotrauką ir vaizdo įrašas bus už jos įterptas. Įkelti vaizdo įrašą pasirinksiu šį mygtuką pagrindinis kortelėje. Susirandu aplanką, kur esu pasidėjęs tą vaizdo įrašą. Esu pasidėjęs į darbalaukyje, MoveMaker projektai, video ir štai šis įrašas. Atidaryti. Vaizdo įrašas įterpiamas. Šį galiu pabandyti paleisti groti. Peržiūriu.
ir vis tik nusprendžiau, kad jis man ne visas reikalingas. Man jo galbūt reikia tik tais, galbūt nuo šios vietos ir iki pabaigos tikriausiai. Panaikinti dalį įrašą aš galiu keliais būdais. Vienas iš būdų pastatyti šį skirtuką toje vietoje, nuo kur noriu pradėti savo vaizdo įrašą ir pasirinkti kortelę vaizdo įrankį redaguoti. Čia yra mygtukas perskirti, jį paspaudžiu ir štai šis įrašas yra padalintas į kelias dalis. Man reikalinga tik ši dalis. Štai. O štai ši yra nereikalinga. Pašalinti aš galiu keliais būdais. Spausti dešinį pelės klavišą ir pasirinkti pašalinti, arba pasirinkęs pagrindinę kortelę yra mygtukas pašalinti. Štaip gal ir padarysiu. Taip pat jūs galite tiesiog paspausti delete klavišą. Štai. Dabar jeigu aš peržiūrėsiu vaizdą įrašą, šlietą. Na, galvoju, galbūt man dar kažkurios dalies nereikia. Apkarpyti vaizdą įrašą galite ir kitu būdu. Tiesiog paspaudant vaizdą įrašą, pasirinkti vaizdą įrankį redaguoti ir yra koregavimo įrankis. Paspaudžiu jį. Štai va čia jums atsidaro to vaizdo peržiūra. Čia jūs galite pasirinkti, nuo kur jūsų vaizdo įrašas prasidės ir kur baigsis. Aš paliksiu štai šitiek. Ir tada spaudžiu įrašyti koreguotus elementus. Na štai, vaizdo įrašas sutvarkytas. Peržiūrėjęs šį projektą, aš manau, kad galiu jį jau išsaugoti. Pasirenku Movie Maker mygtuką ir įrašyti projektą. Projektą įrašysiu darbalaukėje, Movie Maker projektai aplanke. Turiu projektas aplankas susikūręs ir jame išsaugosiu pavadindamas Saugok gamtą. Atkreipkime dėmesį, kad failo plėtinys WLMP, tai reiškia, tai nebus pats filmas, tai yra tik Movie Maker projektas. Spaudžiu įrašyti. Kitoje pamokoje mes šio filmo pradžioje įtrauksime filmo pavadinimą ir pabandysime jį redaguoti, kad jis gražiai atrodytų.